Tai kur nusileidot? Na, žaidėm tikrai su rimta komanda. Čia pas mus visada rimtas būna kovas. Praeitais metais mums pasisekė, šiemet jiems. Tai čia varžovai, kuriuos reikia gerbti. Rimta komanda, visi susirinko. Pas mus biškai buvo problemų su susirinkimu, kai kurie neatvažiavo atostogos, tai viskas sudėjus į vieną vietą gavom. Čia daug ką nėra labai teisintis, kaip pavyko, tai pavyko. Bet tai negalim sakyti, kad vien tik sėkmė lėmė šių rungtynių nugalėtoją? Ne, Siena rimta komanda. Ten jokių dalykų, kad ten sėkmė ar ką. Jie gera komanda, jie senai turėjo ten laimėti daugą, bet kažkas jiems neišeidavo. Šiemet paskutinės rungtynės rodo, kad jiems sekasi. Ir jie laimi. Šiaip pirmą kėlinį žaidimas buvo apylygis bangomis, bet antrai nusileidot ne tik rezultatu, bet ir žaidimu. Jautės tai? Gal pavargom, šlapė, mažai keitimų, netolygus keitimai. Išvažiavo Panka po antro kėlinio, po pirmo kėlinio, antro kėlinio žaidėm be jo. Tai tokių daug mikro susidėjo dalykų. Nerijus Matuzonis gavo traumą, nežaidė, tai tokie iškrito du kertiniai žaidėjai. Nebuvo krūvos kertinių žaidėjų, tai dėl taip ir gavosi. Bet visi, kas žaidė, visi kovoja, tai visiems fain, visiems dėkui. Viskas gerai. Labai apmaudu prarasti tą pirmą vietą? Ne pirmoje vietoje esmė. Esmė yra, kad norisi būti kuo aukščiau, kad ten nesutikinėti su dyneriais ir žaibo kirčiais. Tai šiaip daugiau šansų užimant pirmą vietą su jais nesusitik. Taip, bet tenais irgi ten rulėtė, kas kaip bus, dar neaišku. Žiūrėsim, dar 2 rungtynės priekį, dar čia visko bus, man atrodo.